Sveiki visi Linelis Ride kanalo žiūrovai. Kągi, prašėt, gavau. Kawasaki Ninja. Gal ne tokia sena kaip jūs prašėt, bet irgi Ninja ZX-10R. 2016 metai, 147 kW, 113 N ir 206 kg. Motociklas pakankamai naujas, jūs dažniausiai kalbat apie tas Ninjas šiek tiek senesnės, ten 5, 7, 11 metų, bet kol kas man pavyko gauti tik tokį. Būtinai gausiu ir senesnį modelį. Taip pat jau esu susitaręs dėl pačio naujausio modelio. Tai kažkaip tai pabandysim sumiksuoti, kai vat su R1. Irgi tų modelių daug ir dar vat Big Bangas atsiras dabar. Tai bus jau visi modeliai ištestuoti R1. Taigi, grįžtam prie šito motociklo. Turim šovą reguliuojamą pakabą, priekis galas, turim Olinso elektroninis dempferis, turim begalę visokiausių elektronikos sistemų, tai yra traction controlas, engine brakingas, engine mapai, šitie Kawasaki Quick Shifter. Tai vat Quick Shifteris, aš prieš tai esu su Kawasaki Quick Shifteriu susidūręs ant Kawasaki ZH2. Man labai patinka, kaip jisai dirba ir iš tikrųjų neturiu jam apskritai jokių priekaištų. Kas liečia patį motociklą, tai aš sakyčiau, man šitas dizainas, tai čia yra pirma Ninja, kuri man yra iš tikrųjų graži. Visos tos senesnės jos buvo kažkokios tokios netokios. Jos buvo geros, ten viskas su jom yra tvarkoj, ten pirma Ninja, ten, jeigu neklysiu, 2004 metais, tai netgi gavo ten Super Bike Cycle Magazine apdovanojimą kaip geriausias motociklas. Bet vėlgi, kas liečia dizainą, skonis draugų neturi, man tie dizainai nepatiko. Brembo stabdžiai, plaukiantys stabdžių diskai. Barška, tai kaip net nežinau su kuo palyginti. Ta prasme, tu važiuoji ir atrodo, kad tau visas tas priekis nukris, tik šiek tiek prispaudi stabdį ir viskas tas susitvarko. Bet vat, jeigu taip važiuoji lėtai kažkur tai per, sakykime, kažkokią nelygią dangą, šuliniai dar kažkas, tai tikrai atrodo, kad visas priekis tiesiog dreba ir krenta ir taip toliau. Konkrečiam motociklė dar yra sumontuotas Akrapovičių išmetimas, slaideriukai, apklijuotas lipdukais, žmogus su juo važiuoja į žiedinės lenktynės. Tai jisai toksai, sakykime, darbinis arkliukas ir motociklas, kuris būtent atlieka visas tas funkcijas, kam jisai ir buvo pagamintas. Pats važiavimas man visai patiko, nedaug su juo dar važiavau. Tai vat šokam ant moco, važiuojam ir tada aš jums papasakosiu daugiau, kaip važiuoja ta Kawasaki Ninja. Tai nėra mano mėgstamiausias gamintojas, bet kaip sakoma, reikia būti sąžiningų prieš visus. Tai va, jau aš ant motociklo. Viskas taip atrodo iš vairuotojo perspektyvos. Tai matom elektroninis dempferis, elektroninis prietaisų skydelis, pailgas, visai gražiai šiaip atrodo. Ir va, visi nustatymai, power, brake control, electronic brake control, traction control, quick shifter ir visi šitie dalykai. Tai valdomas yra praktiškai va, vienu mygtuku viskas valdosi. Motociklas pravažiavęs 17 340 km. Sėdėsina, sakau, sėdėsina man yra patogi, kojas gražiai atsigula po baku. Kol kas nejaučiau jokio diskomforto, jaučiuosi kaip normalaus superbaiko. Tai ką, važiuojam ir pasižiūrėsim, ką jisai čia mum parodė. Kawasaki Ninja. Tai šiaip iš tikrųjų tai yra vienas pigiausių turbūt gamintojų rinkoj. Manau, kad tai yra pigiausias motociklas, kurį tu gali nusipirkti, jeigu kalba eina apie naują. Ir tai tikrai nėra blogiausias motociklas, ar sakykime, netinkamiausias motociklas, tai blogų nėra, yra tinka, netinka aš jau. Kuris laikas apie tai kalbu. Tai man patogu, vadinasi, jau man motociklas yra tinkamas, nes aš ant jo sėdžiu tikrai normaliai, tikrai jaučiuosi gerai. Tai pakankamai informatyvus yra prietaisų skydelis, rodo netgi eko režimą yra ir toksai. Tai greitis, laikas, tripas, visokių elektronikos valdymas.
traction controlas, quick shifteris, gali išjungti, gali įjungti, viskas priklauso nuo to, kokie tavo poreikiai. Elektroninis demperis iš tikrųjų yra labai konkretus modelis, labai gerai veikia iš tikrųjų tas demperis ir jaučiasi ir ant vieno rato važiuoji, nuleidai ir bičiulis ko gero galėtų daugiau papasakoti apie pojūčius, sakykime, trasai prie didelių greičių ir didelių apkrovų, bet aš šiek tiek su juo prasivažiavau ir jaučiau, kad tas vairas jisai tikrai yra savo vietoje. Nu ir važiuoja jisai, aišku, jisai turi, sakykime, tą tokį žemesnę trauką prie mažesnių apsukų ir tada jisai atranda antrą kvėpavimą nuo kokių 8000, sakykime taip. Sakau, svoris 206 kg, bet kai su juo važiuoji, tai to svorio tikrai tiek nesijaučia. Jisai tikrai labai lengvai, labai taip noriai važiuoja į posūkį, gulasi ir tikrai nesukelia jokių didesnių problemų. Kadangi yra visi ABS tractionai, tai jis tikrai yra pakankamai user friendly. Tai reiškia, kad jisai nėra baisus motociklas. Kiti motociklai būna tikrai, kad paimi ir jisai yra, sakykime, reikia prie jo stipriai priprast, kad būtų malonu su juo važiuoti ir čia tikrai nėra iš tų motociklų. Tai, sakykime, jisai man asmeniškai ir gerai atrodo ir aš jaučiuosi ant šito motociklo tinkamai. Ar aš pirkčiau tokį motociklą? Tai tikrai ne. Manau, kad tikrai yra įdomesnių ir geresnių motociklų. Bet vėlgi čia yra viskas priklauso nuo žmogaus. Yra tų Kawasaki mylėtojų nuo iki, kaip sakoma, nuo Zetkės iki Ninzės. Aš taip juos vadinu. Man tai nėra kažkoks tai mano favoritas gamintojas. Plius vėlgi turime, sakykime, su atstovu šiokių tokių keblumų. Bet motociklas tikrai nėra blogas ir tikrai yra pakankamai įdomus. Skaitant to, kiek tu gauni visokiausių tai technologijų, tai tikrai yra aukšto lygio mašina. 147 kW irgi nėra vaikiški skaičiai, taip kad reikia žinot, ką darai su tokiu motociklu. 17 litrų bakas, tai su jau nuvažiuot gali turbūt kokius 230 km. Čia normalių tempų važiuojant, o ne pagal kelių eismo taisyklės. Šiaip iš tikrųjų vienas iš tokių įspūdingesnių dalykų tai yra stabdžiai. Tai jie tikrai mane labai nustebino, nes tai yra labai gerai. Ir aš jau senokai neturėjau tokių gerų stabdžių. Net nežinau, su kuo galėčiau palyginti šitą stabdymą. Blemba, važiuoju aš su tom Britom, ir taip man gerai. Ir atrodo, ten, sakykime, tuono kažkoks, ar ten multistrada, viskas irgi gerai. Bet tai yra taip toli gražu, ne Britva, kad net sunku paaiškinti tiem, kurie nevažiavo. Tai labai rekomenduoju pabandyti pravažiuoti su Britva ir tik tada sakyti, kad kažkas tai yra negerai, nesmagu, ten dar kažkas, nes yra labai daug, kurie kalba, oi ne, Britva tai niekada. Kada? Kaip sakoma, kada, jei ne dabar. Tai reikia tikrai pasibandyti, kad galima būtų tokiais teiginiais svaidytis. Konkretus motociklas, tai čia šiek tiek yra pridusintas, kadangi jam reikėjo praeiti techninę apžiūrą. Techninėje apžiūroje matuoja CO2. Deja, jisai nepraėjo techninės apžiūros, nes CO2 viršija ten bene 6 kartus ir vis tiek nepraeina ir nevažiuoja ir nepraeina. Tas nevažiuoja vėlgi sąlyginis dalykas, bet palyginus jisai nevažiuoja šiuo metu. Netgi su Akrapovičium ir technikinės jisai vis tiek negauna. Taisyklės yra taisyklės, jos yra tokios, kokios jos yra, mes jų pakeisti nelabai galime. Bet vis tiek tai neatima džiaugsmo
važiuoti su šiuo motociklu. Kaip jau minėjau apie tą quickshifterį, tai iš tikrųjų aš esu jau važiavęs su tuo Kawasaki quickshifteriu, tai tikrai gerai padirbėta ir tikrai yra malonus važiavimas, malonus bėgių junginėjimas ir šitoj vietoj apskritai neturiu jokio blogo komentaro. Važiuoju, tiesiog susimeti prie mažų apsukų, nors jis tam visiškai nėra pritaikytas. Ir puikiai susitvarko su tavo užduotim. Tai vat, kadangi dabar jisai yra priglušintas, tai jis nuo žemų sūkių jisai išvis į nieką nereaguoja, o toks motociklas turėtų reaguoti ir turėtų gerai reaguoti. Pakaba irgi man patinka, nes jinai yra ne per kieta, tai aš, sakykime, tuos kažkokius tai neligumus sugeriu tai pakankamai maloniai, manęs nemėto, nedaužo, tai viskas yra labai šauniai. O reguliavimų padėčių ir visko, tai čia yra begalė, tai kiekvienas vėlgi pagal save gali tai susireguliuoti. Šitų motociklų šiaip nėra daug, kaip turbūt negalima sakyti, kad nėra daug, pas mus jų nėra daug, nes tikrai pakankamai retai yra sutinkamas modelis, būtent ZX10 ir jau naujesnių metų. Senesnių modelių tikrai yra ir šiaip Kawasaki yra daug. Kawasaki jie nėra brangus, jie vis tiek yra geri patikimi motociklai, išskyrus tam tikrus modelius, kurį irgi labai noriu gauti, bet matot, iš savo, sakykime, žiūrovo nenoriu imti to motociklo, iš savo draugų irgi nenoriu imti to motociklo, nes aš jau žinau savo nuomonę, važiavęs ne vieną kartą, tai man tiesiog būtų labai nesmagu paimti žmogaus motociklą ir tada jam grąžinti ir pasakyti, kad šūdą tu turi ir nesąmonė tas tavo motociklas. Visi žinot, apie ką kalbu. Linkėjimai Zetkių mylėtojams. Senų Zetkių. Iki kokių ten. Kai baigėsi Z750R, tai va iki tada. R ten jau niekieno nedomino. Šiaip prieš ZX10R, tai pirminis modelis Ninjas, tai buvo Kawasaki ZX9R, tai senesnis modeliukas, 2004 metais jau išėjo ZX10R ir tada, kaip ir visi modeliai, po truputį gauna visokius atnaujinimus, visokių naujovių ir naujausias modelis jau yra pas vieną mano bičiulį, aš jau su juo susidariau, jau jisai padarė apkatkę ir galima bus paimti ir pratestuoti. Tai esu jau sėdėjęs, matęs, atrodo žiauriai įdomi. Ir nėra taip, kad jisai atrodytų negražiai, bet ir nėra taip, kad jisai man būtų kažkas tai tokio. Tai va čia vėlgi, čia yra turbūt, nežinau, labiau Kawasaki fano reikalas, bet man tokie dviprasmiai jausmai. Sakė, kad važiuoja labai smagiai. Ir aš tikiu, aš su šito važiuoju jaučiu, aš su Zetke važiavau, aš jaučiau H2, kad tas motociklas yra smagus, tai net nebejoju, kad ir pati naujausia Ninja bus lygiai tokia pati nebloga. Važiuojam. Vos neužgesau. Grybas. Tai kur aš jau tai va, tai pakankamai ilga istorija. Šiaip palyginus, sakykime, jau normalus litras išėjo 2004 metais, tai aš sakyčiau, čia jau yra gal net pavėluota šiek tiek. Bet jisai išėjo, iš karto gavo apdovanojimą, tai vėlgi kaip ir tas turbūt vėlavimas, jisai atsipirko, nes buvo paimta daug pavyzdžių ir iš tų pavyzdžių padarytas kažkoks tai kūrinys sumiksavus. Kažkas turi tą, o mes turėsim viską. Bandyta tokiu principu. Bet čia daug negaliu pakomentuoti, nes čia jau žino tik tai kūrėjai, kaip tai buvo iš tikrųjų daroma. Dar vienas toks įdomus momentas, kad Kawasaki šiaip kaip gamintojas, jeigu lygint Kawasaki, Honda, Suzuki ir
Yamaha su BMW. Tai Kawasakis yra pats pigiausias gaminys ir iš tikrųjų ta Kawasaki, jeigu kalbėt apie, sakykime, ten gerai Britva, ta pati ZX10R, tai ten visiškai nauja, jinai kainuoja apie 20 000 eurų. Tai yra tikrai gera kaina ir tu tikrai daug gauni už tos pinigus. Jeigu kalbėt apie kažkokias tai Z-kis, tai Z650, jeigu neklystu, paskutinį kartą, kai žiūrėjau, ten kaina buvo apie 7800 eurų, reiktų pasitikslinti. Tai jeigu paskaičiuot, tai kokia prasmė yra pirkti naudotą 3 metų senumo motociklą 1500 ar ten 1000 eurų pigiau, kai tu gali nusipirkti naują. Tai vėlgi, čia toksai turbūt kiekvienam paskaičiavimui, sakykime, kiekvienas turi savo kažkokių tai motyvų, argumentų. Faktas, kad ten 1000 eurų irgi yra pinigai, bet jeigu kalba eina apie motociklą, tai tikrai toks sąlyginai nedidelis skirtumas, jisai gali turėti tiek įtakos pirkti naudotą motociklą, kai naujas kainuoja beveik tiek pat. Lygiai tas pats su MT-škiam ir taip toliau. Šiek tiek čia netinkamas metas pasivažinėjimui, biškį daug mašinų, bet kuo toliau, tuo aš smagiau jaučiuosi ant šito motociklo. Bet vis tiek mano verdiktas būtų ne. Gal dėl to, kad Kawasakis. Turiu tam kažkokią tai, sakykime, antipatiją, nes kažkokių tai va dabar tokių blogų dalykų, kad va čia tas senas irgi negalėčiau įvardinti, tai nėra čia nieko blogo ir viskas čia yra teisingai, ir speedometras gražus, ir dizainas geras, ir technologijų daug, ir stabdžiai. Tai šiaip geras motas. Jų nedaug, jų daug ir nebus, jų galbūt šiek tiek padaugės, kai jie bus 10 metų senumo, nes tai jie tikrai tada kainuos nebrangiai ir tikrai už gerus pinigus galima bus nusipirkti gerai pakrautą motociklą. Jisai tiesiog manevringas ir tikrai nesijaučiu to svorio, bent jau aš jo tikrai nejaučiu. Tai man tas tinka, man tas patinka. Pakaba irgi va visokius nebylimus. Jisai tokį turi važiuoja ir jisai nebeturi kuom kvėpuoti. Tai priežastis yra bandymas, sakykime, susitvarkyti su emisija. Reiktų išlupti ir iš naujo su ją važiuoti, kad pilnai pajausti visą šitą motociklo potencialą. Tiesus vamzdis, išmetimo bakelis ir važiuojam. O dabar dėl tokių smulkmenų kaip CO2 reikia čia kankintis, dėti viską atgal, krauti visus dalykus tik tai tam, kad gaut lapų popieriaus, po to viską tą vėl gali tiesiog išsimti, išsinaikinti. Tai šiek tiek man tas dalykas skamba ir ne tik skamba, bet ir atrodo absurdiškai, bet tokios mūsų taisyklės. Tai šiandien 2 valandas pralaukiau, pravažiavo, išėjo, davė baldą lapą, sako viso gero, susitvarkysi motą, tada atvažiuok praktikai. O dar turėjau vilties, bet ten visas konsiliumas susirinko. 3 žmonės sprendė, kur yra katalizatorius. Deja, jo nerado, bet ir dėl katalizatorius nieko nesakė. Tai įdomu, ar dėl to, kad nerado, nieko nesakė, ar dėl to, kad nesuprato, ar ten turi būti, ar neturi būti. Ir nežinau, ar turėjo matuoti, ar neturėjo, nes motociklas 16 metų, tai dar kaip ir, sakykime, anksti, vis tiek tai yra Euro 4 standartas, tai dar iš tikrųjų galima ir nematuoti. Nu ir kągi, dar toks vienas įdomesnis motociklas, tai dabar turiu tikrai nemažai
Britų išbandęs, aišku, vėlgi, jeigu, pavyzdžiui, galvoti apie tokį Kawasaki, aš visgi būčiau linkęs kažkaip tai labiau pagalvoti apie BMW S1000 RR. Aišku, jis toks jau labai populiarus pasidarė ir toks pakankamai jau tampa nuvalkėtas, bet tam yra priežastis, yra tikrai velniškai geras mokslas. Ir tarp kitko turiu daug tų aplinkui BMW S1000 RR, būtent Gen 2, Gen 3, ir reiktų jau pagaliau susitarti ir padaryti jiems apžvalgą, nes tai va, tai iš tikrųjų šiaip visai fainas motociklas, bet turiu aš čia kažkokių tokių vidinių pojūčių, kurie man, aš jau baigiu prie jo įprast, man tikrai nėra taip, kad būtų kažkas tai labai blogai, bet ir nėra tokio jausmo iki galo, sakykime, kažkaip tai va, važiuoji, viskas gerai, valdosi, stovi, ten surinktas kokybiškai, bet vat kažko man galbūt dar trūksta ir tai tikrai nėra galioje, tai tikrai nėra, net nežinau kaip tai apibūdinti, tai yra tiesiog jausmas, o jausmą tą paaiškinti yra labai sudėtinga. Tai jeigu eina kalba pirkti ar nepirkti tokį motociklą, tai tikrai galima pirkti, galima su juo mėgautis, bet tikrai yra įdomesnių variantų, pavyzdžiui, tokių kaip S1000 RR BMW, ir turi tos pačius pinigus, tikrai gali pataikyti ir įsigyti naudotą, nestipriai naudotą RR, ir aš vis tiek manau, kad tai bus motociklas, kuris teiks tikrai daugiau džiaugsmo. Kawasakis, man jisai galbūt va toksai yra, jeigu BMW, tarkim, ar ten, nežinau, jis toks labiau rekreacinio pobūdžio motociklas, taip, jis negreitas trasoje viskas, bet su juo vat gali tai vat kažkaip pasimėgti. Tai vat Kawasakis toks nupirkai, laužai, važiuoji vat į trasą ir tau jo negaila, nes vat jisai toks, kažkoks va toks lenktynis motociklas. Su BMW tokio jausmo nėra, ten yra kitoks jausmas, ten yra dar patogesnė sėdėsena. Čia vat trūksta man kažko, o ko aš taip dar kol kas man mintis nesusigalėjo ir aš taip tiksliai įvardinti negaliu. Bet gal, sakykime, su laiku ateis tas supratimas, arba kai paimsiu S1000 RR ir važiuosiu su juo, gal aš galėsiu kažkokį tai, sakykime, pritempti, kas man ten vat labai patinka ir ko man čia vat trūko. Nes dabar va taip, kad imti ir pasakyti, kad va taip, tai negaliu. Reikia pabandyti dar su senesniais. Važinėjau su ZX6R, tikrai labai smagus motociklas, jį reikia aišku sukti. Tai reikia tų motociklų, sakykime, senesnės kartos pabandyti palyginti ir tada galbūt pasijus. Bet man čia viskas gerai, bet ne iki galo. Nežinau kas ir nežinau kaip tai paaiškinti. Tai ačiū labai, kad žiūrit. Mūsų vis daugiau ir daugiau, po kiekvieno video jau matau daug jūsų komentarų visokiausių. Vieniem patinka, kiti nori kitų modsų, kiti su kažko nesutinka. Sekėjai irgi auga ten apie 100 per savaitę, kas irgi labai džiugina. Tai visi šitie dalykai mane labai motyvuoja. Vieni video būna įdomesni, galbūt, sakykime, ir tie video gaunasi tokie, kai aš būnu išsimiegojęs, geros nuotaikas, galbūt tas motociklas man tiesiog labai kažkom tai jisai patiko ir aš savo emociją tą perteikiu kitaip. Tai visokių dienų tų būna ir tie video, jie visi yra kažkokie tai, saim, skirtingi. Keli buvo video tokie, aš pats pasižiūrėjau ir toks matau, kad gavosi labai net man patiko, nes didžioji dauguma video man pačiam jie nepatinka. Tai va, visada stengiuosi, sakykime, kažkaip pozityviai būti nusiteikęs ir atpiliau, bet tiesiog kažkokie darbai, galbūt grįžti, medamiegi, dar kažkas ir tada automatiškai tai atsispindi į darbe, kurį tu darai. Ir tai yra visiškai normalus dalykas. Ačiū Jums, kad žiūrit. Išties puikiai diena, tikiuosi pas Jūs irgi saulėtas, gražus rytas, diena ar giedras vakaras. Kągi,
Ačiū ir iki pasimatymo kitose mano video.